Labą dieną visiems, dabar unpacking atidarysim mūsų naujos prekės. Ibrahim turkiškas kavos aparatas. Kaip matot, čia labai gražiai atrodo šitas prekės. Labai graži nuotraukas šią pusę. Čia pusė tokias barkodas yra, prekės aprašymas yra. Ir taip ir labai gražiai atrodo tikrai. Atidarom, pasižiūrėsim, kaip jis atrodo viduj. Tokias geras originalus ambalažas. Taip, šitą nusimam. Jo yra viduje yra prekės instrukcijas. Čia yra taip pat lietuviškas informacija irgi yra. Taip. Ir čia yra mūsų aparatas. Tokias maišelėse. Iš maišelė reikės kaip geriau įsijungti. O, čia yra. Žinoma, mėsą. Čia aš namuose naudoju šitą aparatą. Taip, ir nusimam. Taip, čia yra mūsų aparatas. Tokias steel, kaip čia vadinasi, lietuviškai nežinau. Steel metalinės tokias kavinukas. Ir vėl šitą maišelį yra, šitą maišelį vėl nusimam. Tok. Taip, šitas yra... Taip, čia šaukštų už kavos. Taip, čia yra kas dar yra... Gerai, tu. Taip, čia yra papildoma izoliacija, ten pakavimas meičikas yra. Taip, čia yra, kadangi aš čia namuose naudosiu šitas aparatas, galiu ir nusimti tas sklivelės. Taip. Tikrai geras pakavimas, labai geras pakavimas. Prekės taip statom. Čia yra mūsų kavos aparatas. Čia yra labai geras dalykas, kad šitas kavinukas galima ir su piena padaryti. Vidu yra teflonas, su piena irgi daro mūsų aparatas. Čia yra metalas, čia yra ne plastikas. Rinkoje yra su plastika ir čia yra metalas, tikrai čia geras kokybės prekės. Ir čia yra per čia atidarot, uždarot. Jeigu trumpai paspaudžiut, tiesiog daro kavo. Jeigu ilgai paspaudžiut, su piena daro, tada automatiškai tada nustatymą su piena daro. Čia aprašymas yra kaip reikia paspausti. Ir tikrai geras atrodo, labai gerai atrodo kavos aparatas. Tikrai super. Šitos prekės galima užsisakyti per mūsų internetinę svetainę istanbul.lt arba atvažiuokit Garūnų gatvė 56. Apačioje šitą video aš visus informacijas ir linką pastatysiu apie kainas ir apie viską. Mes turim 3 rūšis šitos kavos aparatas. Čia vienas rūšis, yra dvigubės rūšis, kavinėms tokia ir dar mažesnė yra, ne automatinės. Šitas aparatas iš mano pusės čia yra idealus namuose ir tikrai labai gerai, labai kokybiški. Kitam video bandysim, kaip jis dirba.